Pastaraisiais metais tarp VDU Žemės ūkio akademijos inžinerijos fakulteto studentų paplitęs posakis. Ne studentai ar absolventai ieško darbo, o pats darbdavys juos suranda dar tik pradėjus studijuoti. Ir tai yra absoliuti tiesa, nes darbo rinkoje jaučiamas didžiulis inžinierių stygius. Tiek žemės, tiek vandens ūkio sektorius keičiasi neatpažįstamai. Sparčiai diegiamos tvarios išmaniosios technologijos, robotai, dirbtinis intelektas, skaitmenizacija, atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas. Inžinerijos fakultetas, atsižvelgdamas į darbdavių lūkesčius ir ateities perspektyvas, siūlo 3 pirmosios pakopos studijų programas. Tai žemės ūkio mechanikos inžinerija, vandens ir žemės inžinerija su 3 specializacijomis, akvakultūros inžinerija, hidrotechnika ir žemėtvarka ir 3 nauja studijų programa – tvarioji inžinerija. Inžinerijos fakultete taip pat vykdomos 2 pakopos studijų programos – hidrotechninė statybos inžinerija, žemėtvarka, transporto mašinų inžinerija, tvarioji energetika, žemės ūkio inžinerija ir vadyba, žemės ūkio mechanikos inžinerija. Visos studijų programos yra unikalios ir vienintelės Lietuvoje ruošiančios inžinerijos mokslo profesionalus, kurių šiuo metu labai reikia žemės ūkio ir vandens ūkio sektoriams ir kurių poreikis ateityje tik didės. Inžinerijos fakulteto studentai ir absolventai, vystant mokslo ir verslo sinergiją šalies ir regionų mastu, kuria agrosektoriaus pažangą. VDU Žemės ūkio akademijos inžinerijos fakultetas glaudžiai bendradarbiauja su socialiniais partneriais, agroverslo įmonėmis, kuriuose taip pat pastebimas kvalifikuotų, gebančių spręsti inžinerinės problemas, kurti ir valdyti technologinę pažangą specialistų poreikis. Rokiškis toks yra kaimiškas rajonas ir verslai daugmaž susiję su žemės ūkio veikla, tai ar be ūkininkai, ar be perdirbimo įmonės. Diskutavom, kad turim problemą su inžinieriais, ypač tais, kurie turi pagrindų žemės ūkyje. Ir mes tai pasiskaičiavę, kad mums trūkumas yra kiekvienais metais apie 15 naujų darbuotojų su inžinerinė išsilavinimu. Inžinierius tai realiai ar kažkokia gamyba, ar gamyklos, ar žemės ūkis, kaip gamyba, visur reikalingi inžinieriai. Bet kokia gamyba be inžinierių, neįmanoma. Gamyklos vis dėlto gan daug darbo vietų kūrė tam, sakykime, žmonių sluoksniui, kurie gali stovėti prie konvejerio, gali kažkokius paprastesnius darbus daryti. Tai paprasčiausiai inžinieriai labai daug gali įdarbinti, jie tempia kaip garvežys. Vykstant studijų, mokslo ir verslo sinergijai, ugdomi kvalifikuoti inžinerijos profesionalai, kuriantys technologinę pažangą žemės ir vandens ūkio sektoriuose, bei prisidedantys prie tvarios regionų plėtros.